O dabar, va, šiuo metu yra vasara. Va, kokios jūsų vasaros dabar su 2 vaikais? Jos planuojamos daug labiau. Pasiekėm tokį žingsnį visai smagų, kad turim bendrą kalendorių pagaliau. Ir jau tikrai matom bent jau vaikų planus, kas susijęs su mumis. Mano darbai prasidėjo, tai jau aš irgi darbinį tą kažkokį dėliojos grafiką, nors jisai slenkantis ir pastovumo nėra. Bet kažkaip daugiau atrodo planavimo. Aišku, aš matau, kaip gyvena jau tėvai, kurie turi mokyklinio amžiaus vaikus, tai jie gyvena vaikų atostogų ritmu ir ne atostogų ritmu, tai aš suprantu, kad greitai ir mes įvažiuosim į šitą ritmą. Ir ar labai noriu, tai ne. Žinok, man irgi, mano pradės eiti į prieš mokyklinę mokyklą, aš į rudenį ir aš taip galvoju, viskas. Taip, užsidaro tas. Taip, jau nebegaliu sugalvoti. Išsivežam arba ten važiuojam ir panašiai.